Rūstybę, virtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. This is the old clothing. Senas drabužis. Anger, greediness, Pyktis, selfishness, savanaudiškumas, all kinds godumas of ir sinful things. įvairiausi nuodėmingi dalykai. And many things mentioned maybe. Daug dalykų paminėta. Jo, paskui 9 eilutės. Who is those commenting? Sakė, kas čia komentuoja? Dabar nėra. Dabar reikia klausyti. Mintyse. Taip. Aha. Ir čia žiūrėk, 9 eilutė. Taip. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę No seną. lying. Taip. Many things. Daug dalykų. That's the old set of clothing. Senas drabužių komplektas. And then you take it off. Nusirengi, nusivilki. Now look at the 12th verse. 12 eilutė. You put it on. O, todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtieji apsivilkite. So now look at it. One is a take off. Taigi, reikia vienus nusivilkti, And one is a put on. ir paskui apsivilkti. And the put on is, it says, because you are the chosen ones, you are selected ones. Apsivilkti, You are todėl, called. kad jūs išrinktieji, jūs šventieji ir numylėtieji. God chose us. Dievas mus pasirinko. So we have a new set of clothing. Tai mes turime naują drabužių Very komplektą. nicely given. Puikiai mums pateikta. And so there is no option here. Čia jokio pasirinkimo There is no choice. Jokios alternatyvos nesuteikta. If we are called, Jei mes pašaukti and if we say we are the children of God, ir jeigu mes skelbėmės esantys Dievo we vaikai, have a dress code. turime aprangos kodą. When somebody joins the army, Tai kažkas prisijungia prie kariuomenės, you completely quit the civil clothing. civilinių drabužių They won't nebeduoda. allow. Tiesiog neleista. They give you new set of clothing. Duoda drabužių komplektą. We include it with the socks, the shoes, Ir batai, belt, everything. kojinės ir Even the diržas. kepurė. Ir taip, visas komplektas. They won't stay, nobody can say, well, I don't want it. Niekas ten negali kariuomenėje pasakyti, man nepatinka čia šitie drabužiai. So in other words, Paul is saying, Taigi kitais žodžiais tariant, Paulius čia if you sako, want to say you are a Christian, jeigu nori pasakyti, kad esi krikščionis, you need to act like Christ, turi elgtis kaip Kristus. and that is only possible by wearing this clothing. Ir tai įmanoma tik dėvint šiuos drabužius. That's it, we have to be like Christ. Turime būti kaip Kristus, Because we call ourselves Christians. nes vadiname save krikščionimis. And that's the one point here. Čia vienas momentas. Yeah, so, and there is no option. You wear it and then you stay there all the time. You're a Christian. Ir You use dėvi this clothing. ir visą laiką su tais drabužiais, nes krikščionis esi. We cannot go home and put on our old clothing. Negalime parėję namo apsivilkti Impossible. senais The drabužiais. moment we get born again, Tada, kai atgimstam iš aukšto, we have a difference between the worldly people and us. yra skirtumas tarp pasauliečių ir mūsų. And this new clothing is a very nice one. Šitie Humbleness, humility, nauji drabužiai, loving labai each puikūs. other, Nuolankumas, and goodness, faithfulness. Many things. You can say maybe 100 things all over the Bible. Turbūt per visą Bibliją tokių 100 galima surinkti dalykų. Okay. Now that's the one thing we put in. Gerai, čia vienas dalykas, ką So- mes apsirengiam. Question comes, Klausimas iškyla štai toks. how to wear it? Kaip How to put apsirengti? on Kaip apsirengti? the new clothing? Naujus drabužius. You know, if you ask some people, Jei paklausi žmonių, they say, well, I'm not doing this, I'm not doing this, I'm not drinking, I'm not smoking, I'm not... negeriu, nerūkau, Lying. nematau, nemeluoju ir ano nedarau. It's wonderful. Nuostabu, But bet God does not want us to be naked also. Dievas nenori, kad liktumėme nuogi. You take it off, Tu nusiimi, you put on immediately new clothing. iš karto apsirengi naujais drabužiais. Many people, they say, well, only they will wear first part. Ir daug žmonių tai Take pirmai daliai paklūsta. Sure, they quit it. Nusirengia, reiškia, nustoja, liaunasi tai But daryti, after taking off, bet kai nusirengia, you got to put on the new clothes. reikia apsirengti ir naujais So question drabužiais. is, how are we going to do it? Taigi klausimas That's štai one toks, question. kaip mes tai padarysime. And here is the second point. Ir antras dalykas, Let's read verse 1. paskaitykime pirmą eilutę. Čia Third chapter. trečias Kolosiečiams, Uh, pirmą eilutę.
maybe 1 and 2. Į pirmą eilę jaunuoliai galite sėsti. Yra vietos pirmoje eilėje. Bet kur galima. Aha. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Okay. Now we saw one point is how to wear the new clothing. Taigi mes That's the one pažiūrėjome, thing. New set of clothing for Christians. kaip krikščioniui dėvėti tą naują drabužių komplektą. And the second point Antras dalykas, is he's saying, put your mind on the things above. sako, mintis nukreipkite į tai, kas aukštybėse. Okay. What are the different versions says different ways. Skirtingi vertimai čia skirtingai išverčia. And the main one is Laiško it says, kolosiečiams, mes čia trečiam skyriui. put your mind on the things above. Savo Heavenly reiškias things. mintis sudėkite aukštai. So, a general statement. Toks bendras teiginys Still not clear. dar nėra So, aišku čia mums. let's next sentence or somewhere it says, Antra eilutė. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. now he adds one more sentence. Čia dar vienas pridedamas So don't sakinys. think about the things, think about the things above. Mąstyk apie tai, kas aukštybėse. And then he says, Ir tada jis sako, to give a clarification kad būtų aiškumas. for your information, don't think about the things of the earth. Jūs dėl jūsų informacijos nemąstykite apie tai, kas žemėje. Okay, this is also very simple. Gerai, čia labai viskas, čia irgi paprasta. We don't think about the things of the world, Mes nemąstome apie pasaulio dalykus, earthly things. žemiškus dalykus. And we can think about the things above. Ir mąstome apie tai, kas aukštybėse. Up to this point, very clear. Čia kaip ir iki šios akimirkos kaip ir aišku. But the main critical thing is, Bet kritinis momentas yra, where do you draw the line? kur nubrėži liniją. Who decides it? Kas apsprendžia tai, kas This is nusprendžia. the things of the world. Čia pasaulio This dalykai, is the, heavenly things. o čia dangiški dalykai. Who decides it? Kas tai nusprendžia? Where is that line? Kur ta linija nubrėžiama? It's very hard. Labai sunku. Very hard. Labai sunku. Each one thinks according to their own, Kiekvienas thinking. mąsto pagal savo mąstymą. So this second point is also very important. Taigi, šis antras momentas taip pat labai svarbus. First one is new. Pirmasis, Take off the old clothing, set of clothing and Sana- new clothing. We wear it. jo, pirmasis momentas, tai senį drabužių komplektą nusirengi ir apsirengi naujų drabužių komplektų. And the second one is Antras dalykas, to draw the fine line. kad nubrėžti tą plonytę liniją, Where are the things of the earth kurie tie žemiški dalykai and where are the things of heaven? ir kurie tie dangiški dalykai. If there is a list given, Jei būtų sąrašas boy, pateikiamas, what an easy thing. koks lengvas kelias būtų. Well, 150 things are the things that we are. 150 Earthly dalykų things. paminėta žemiškų. There are 500 things in heavenly Ir things. dar 500 paminėta Oh, dangiškų. so wonderful. Nuostabu, But it's not like that. Bet ne taip yra. But also at the same, it's not a hard thing to do it. Bet tuo pačiu metu tai nėra sunkus dalykas atlikti. Both of these questions, Šie abiejai klausimai, both of these points, šie abudu momentai, answer is only one. jiems atsakymas vienas. In the same chapter, Tame pačiame it skyriuje says one sentence, yra štai vienas sakinys. Christ is the head. Kristus yra galva. This is the answer. Čia yra atsakymas. Christ is the answer, or the head. Kristus yra galva, jis yra atsakymas. So now, Dabar, who decides, or where do you get the thought that you need this clothing or this design, this style? taigi kas nusprendžia arba kaip tau ateina mintis, kad tau reikia tokių drabužių, tokio dizaino drabužių? Everything starts in the mind. Viskas prasideda That is prote. in the head. Galvoje. Your hand doesn't decide. Tavo ranka nenusprendžia. Your leg doesn't decide. Ir tavo koja nenusprendžia. Nothing your body decides. Tavo kūnas nenusprendžia. Your head. Tavo galva. Thoughts come from your head. Ateina mintis tavo galvoje. You look at yourself in the mirror Pasižiūrai veidrodėje į and save. then you put on something and you say, well, that fits me good. Apsirengi ir sakai, va čia man taip tinkamas drabužis, tinka gerai. So now, what if you don't have a head? O ką jei neturi galvos?
Who gives the idea? Kas idėją tau duos? Who decides it? Kas nuspręs? Now let's move the same thing to the spiritual side. Dabar visą tai perkeliame į dvasinę pusę. Not only Colossians, even other places. Ne tik kolosiečiams ir kitose vietose. Ephesians, I think, also. Efeziečiams irgi. There are parallels between Ephesians and the book of Colossians. Tokie paraleliai eina kolosiečiams ir efeziečiams. And both are written from prison in Rome, house arrest. Abudu laiškai Pauliaus parašyti, kai jis buvo po namų areštų. And there is also thought is, Christ is the head. Ir ta mintis rutuliojama taip pat abiejose, kad Kristus yra galva. So now if we say we are born again, Jeigu mes skelbėmės, kad esame atgimę iš aukšto, and if we say ir jeigu sakome, Christ is the head of me, kad mano galva yra Kristus, who gives the idea? kas pateikia idėją? Who whispers to you? Kas tau pašneka? Where do you get the thought that you need the new set of clothing which is appropriate to the believer? Iš kur tu gauni tą mintį, kad tau reikalinga nauja drabužių Habits. pakuotė tinkama krikščioniui? That whisper comes. Galva duoda tą idėją, pašnipžda tau. This is the time to change your clothing Ateina mintis, laikas pakeisti drabužius, because your shirt stinks. nes tau marškinys smirda, Too much sweat. per daug suprakaitavai. We had one classmate from Iraq. Pas mus buvo klasiokas iš Irako, It's in our Bible college. Biblijos mokyklai. He don't use deodorant. Jis niekada nenaudojo dezodoranto. They never use it, I think. Jiems jisai I don't know. I never aš been to nežinau, Iraq. aš niekada Irake nebuvęs. But if this is a dining hall, Ir buvo ta valgomasis. he comes to the main door Ir kai jisai eidavo pro duris, and I smell already here. aš jau galėjau užuosti. People run away from him. Ir tiesiog manęs, šalindavosi I mean, kartais. we cannot keep the conversation. Būdavo sunku bendrauti, I mean, kalbėtis. stinking smell, sweat smell. Jis, būdavo labai stiprus kvapas. It's a very hard. I mean, I'm not lying. That's the truth. And now, on the spiritual side, Iš dvasinės pusės with our behavior, mes su savo elgesiu, with our character, su savo charakteriu, with our conduct, su mūsų supratimu, suvokimu, who is going to tell? kas mums praneš? If our head is not Christ, Jeigu mūsų galva, mano galva you yra see how Kristus, important it is? matot, kaip tai yra svarbu. We think Mes galvojam, we only need Jesus mums reikalingas Or Jėzus Christ. tiktai, Kristus, or as a head kaip galvais mums reikalingas, in only certain particular decision making, tik tam tikruose sprendimuose priimant tam important tikrus decisions. svarbius sprendimus. No, Ne, according to this episode, pagal šį laišką, I don't have a head. aš jeigu Spiritually, neturiu dvasinės galvos, my head is Christ. supratau, I don't have my head. aš pats savo dvasinės galvos neturiu, mano galva yra Kristus. And here is the worst thing. Worst thing. Ir koks blogiausias dalykas, Many believers daug tikinčiųjų trying to put two heads in one place. į vieną vietą bando dvi galvas įstatyti. Mine, Mano bless on the side. šonė Jėzus. And it's a very confusing. Sumaištis. Where do you get the thought from? Iš kur ta mintis ateis tau? Who is going to control your life? Kas kontroliuos tavo gyvenimą? There is no two heads. Nėra tokio dalyko kaip dvi galvis. In Ephesians, it says, Christ Jesus is the head of the husband. He's the head, that's it. From here it's gone. And Jesus head came. Jėzus yra vyro galva. Viskas paprasta ir aišku, reiškia galvos pačio nėra, yra Jėzus. And you know what we think? O ką mes galvojame? We need only Jesus head, looks like a head, Jesus head, but inside we want to put our mind. That's even bad. Mes norime, kad atrodytų, kad Jėzaus galva pas mus, bet mintis tai mūsų, kad būtų viduje. With the long beard. Dar ir tavo barzda tegul būna ilga, tegul būna puiku. Outside. Išorėje, tegul būna puiku. White robe. Ir dar baltas apsiaustas. Inside. O viduje? My own mind. Mano paties protas. I'm giving the thoughts. Aš mintis. I'm giving the Pasiūlau ideas. ir idėjas. Even we suggest Jesus. Ir Jėzui patarimų duodam.
I don't like that one. O Jėzau, man tai tas nepatinka. Too short. Per trumpa. Sometimes he suggests some things. Kartais jis pataria tam tikrus dalykus. You hate it. Ir tau tu tiesiog negali pakęsti. I mean, in that verse we said, Taip. put off and put on. Toj eilutėj mes matėme. Take off this clothing. Nusirenkite tai, apsirenkite ar apsivilkite tai. The worst 5 dirtiest jobs in the world. 5. 5 patys nešvariausi darbai. The Pasaulyje. one who works in the butcher shop. Kaip jis vadinasi, mėsininkas jo. Mėsininkas, ar ne, kur kapoja All the gyvulius. blood and everything, and that's number 5. Tai čia 5. Yeah. Būtų numeris 5. 4th one is, 4. those who work in the drainage system, in the Kaunas, Marvada. Taip. Drainage place, the city sewer system. Yeah. Negalima kalbėti, vertėjas paskui nesusivaldo. And then those who work in the septic tanks also, okay, no problem. All the smell comes on the clothing, yeah? Drabužiai We prisigeria, absorb. be abejo, drabužiai prisigeria tų At the end of the day, ir dienos gale you have to change. turi nusirengtos drabužius. Nobody stays with the same clothing. Niekas nepasilieka su tais pačiais drabužiais, turi nusirengia. So when we want a transformation, Kai mes norime transformacijos when we want the change, ir norime pokyčio, viskas How? būtų. how it's gonna come? How it's gonna come if the head is not a Christ's head? Kaip ta transformacija vyks, jei galva nėra Kristus? And who is gonna say these are the worldly things? Don't put the mind on these things if the head is not a Christ. Kas pasakys, reiškia, savo minčių, nesudėti tuos pasaulietinius dalykus, jei galva nėra Kristus? You see, now- Kas tada pasakys, kad negalvok taip? When you look at this way, Ir kai pasižiūrė iš tos pusės, it changes everything. viską tai keičia. When I thought about this one seriously, Kai aš rimtai apie tai pagalvojau, I would never want on my neck, my head, aš, spiritually. reiškia, Never. ant savo dvasinio kūno aš nenoriu savo galvos, bet noriu Kristaus galvos. Never. Aš niekada nenoriu savo Christ. galvos. Is the head. Kristus yra galva. Now, have you seen anywhere Kur nors esi matęs, leg going by itself? vien koja pati iš savęs vaikšto viena. You got to go around it and grab it and put it back? Reikia pasivyti, pagauti, prisidėti. Never. Nu taip nėra. Body doesn't move alone by itself. Kūnas pats nejuda pats iš savęs. We need the head. Reikalinga kūnui galva. The orders come from here. Nurodymai kūnui ateina iš galvos. And the discipline comes from here. Disciplina ateina iš tenais. Without the brain giving the signal to the leg doesn't walk. Jeigu smegenys signalo nepasiunčia kojų, koja nepradeda eiti. Everything. Viskas. The body works Kūnas veikia in an orderly fashion pagal tvarką because of the head. dėl galvos. Naturally speaking. Natūraliai kalbant. And the same thing Paul is giving the analogy to the spiritual side. Ir tokią pačią analizę Paulius pateikė iš dvasinės pusės. So when we take this seriously, Ir kai mes rimtai tai pažiūrim, it is so easy. tai taip paprasta. Head says, Galva pasako, you don't need that one. tau to nereikia. You need this one. Tau reikia būtent tai. You need a humbleness. Tau reikia nuolankumo. Quit the, all those things in verse 8. 8 eilutėje, kas pasakyta, va tos palik dalykus. Many other things. Ir daugybė kitų. He would give an individual, Kiekvienam individualiai, personal asmeniškai instructions. nurodymus pateikė, suteikė. He would never give you something Jis niekada tau nepateiks that kažko, would destroy your body. kas Never. reiškia, suniokotų tavo kūną. He gives Jis pateikė, to protect kad and guide apsaugotų, and to nourish it. kad, reiškia, Nourishment. kad gautum maistingų medžiagų, To- būtum maitinamas, To mature and to grow. kad augtum ir bręstum. Every thought comes from the mind. Christ's mind Kiekviena mintis ateina iš is for our benefit.
for our blessing. ateinanti iš Kristaus proto yra mūsų naudai ir mūsų palaimai. So those 2 points there, Taigi šie du answer is the same. momentai ir jiems abiems atsakymas yra vienas tas pats. Let us have the Christ as our head. Leiskime Kristui būti mūsų galva. All the problems will disappear. Visos problemos išnyks. No friction, Nėra kliūties, no fighting, jokių grumtynių, no arguing, ginčių, peace. ramybė. And he gives the order. Ir jis pateikia Husband, tvarką. her head is Christ. Vyro Then- galva Kristus. And then it goes orderly to the wife and children and Ir žodžiu, everything visa orderly. tvarka, palei tvarką išvardinta ir žmona ir There is vaikai. no disorder. Nėra netvarkos pervargės. Very important lesson for all the believers. Labai svarbi pamoka visiems tikintiesiems. And he is giving to them because Jis jiems we saw in the nepatiko, first Monday, nes mes matėme pirmą there are a lot of isms came inside Colossian church. Pirmąjį pirmadienį, kai mes apie kolosiečiams kalbėjom, į bažnyčią įslinko tų izmų labai daug įvairiausių. Humanism came, Humanizmas vienas, legalism came, legalizmas, Eastern mysticism came, misticizmas, rytų, and angel worship, angelų Asceticism. garbinimas, kaip vadinasi, vadinamas Asceticism. kažkoks. Irgi. 4, 5 I think we saw. 5 gal pažiūrėjom. You know what are they doing? Žinai, ką visą tai darė? Every ism Vienas tas izmas trying to force, bandė priversti I am your head, pasakyti, kad aš esu I tavo am your galva. head. Aš esu tavo I am galva. your head. Aš esu tavo galva. Follow me. Sek manimi. And they trying to confuse the Colossians church. Ir tai bandė atnešti sumaištį, chaosą į kolosiečių bažnyčią. And Epaphras could not take it. Epafriui buvo jau per daug He visą. went and asked Paul Jis in nuvyko- Rome. jis Long nuvyko- journey. Jis išvyko į tolimą kelionę į Romą Paul pas is giving the Paulių, answer. prašydamas pagalbos ir Paulius atnešė You know, atsakymus. Paul did not say, I am your head. Paulius nepasakė, aš esu jūsų galva. No man, Joks žmogus, no organization, jokia no organizacija, church. jokia bažnyčia. Christ Kristus is the head. yra galva. And when Christ is the head, Ir kai Kristus yra galva, we don't have a chance to take the isms as a head. mums tada jokių šansų nėra ir mes nepaimsim jokių įsmų kaip savo galvą. And all this third chapter, Visas šis is that trečias skyrius how to būtent put that apie tai, into practice. kaip praktiškai Christ is the head. tai daryti, kaip kad So Kristus yra galva. then less people see it. Tie žmonės pamato. Less people see the new Tie clothing. žmonės pamato naujus drabužius. When I say, and you know the first verse, it says like Pirma this. eilutė sako štai taip. How does it say in Lithuanian? Trečiam skyriuje. Third chapter, first verse. Jeigu esate su Kristumi prikelti, Jeigu if you are raised with Christ, look at that. If you say you are raised with the Christ, tu sakai, esi prikeltas su Kristumi. you are claiming Skelbi tai. to be, you know, also same analogy, baptism in the same chapter. Ir You are dead. ta pati When you analizė go into the apie water, you're krikštą. dead. Reiškia, tu And you come numiręs. out, you're resurrected. Eini į vandenį, tu So- miršti ar numiręs ir iš If I- vandens prisikėlęs. If I say, Jeigu aš sakau, God raised me up, Dievas mane prikėlė, that's the clause, that's the key point. čia raktinis taškas, raktinis If I momentas. claim Jei aš skelbiu, and I declare that I raised kad esu prikeltas from the dead, iš mirties, now here is the thing. štai koks dalykas. What happened after Jesus' resurrection? Kas įvyko po Kristaus Jėzaus prisikėlimo? First thing he did, Pirmasis dalykas, ką jis padarė, he left the tomb. jis paliko kapą, No more dead. jau nebemiręs. And if we say we are born again, Ir jeigu mes sakome, esame we gyvi, receive Jesus as mes our Savior, priėmėm Jėzų kaip savo gelbėtoją. we left the dead works, or we left the tomb, Mes palikome resurrected mirusius power, darbus, palikome kapą, resurrection power. prisikėlimo jėga. That small word, if,
Mažas žodelis, jeigu stiprus So žodis. if I say something Jeigu aš sakau kažką and my dress does not correspond to my saying, ir mano drabužis netitinka mano kalbos, we are still looking at the worldly things. mes tebe žiūrime į pasaulietinius dalykus. And another point I want to bring it. Dar vieną this dalyką, one. baigiant We jau. have time? 13 minutes. Okay. Another thing that we have many times the problem is Dažnai tokia problema iškyla to receive forgiveness from God. priimti atleidimą iš Dievo. And many times we act like this. Dažnai elgiamės štai taip, Christ's blood is not enough. kad Kristaus kraujo nepakanka. We still have doubts. Tebe turime abejonių. Still not very much we are satisfied. Nesam pasitenkinę. Christ's blood, Kristaus kraujas it wiped up all of our sins. nuplovė visas mūsų nuodėmes. Or can forgive anything that we do. Gali atleisti bet kam, ką mes padarėme. And sometimes we doubt. Kartais mes abejojame. We have a hard time to receive Sunku priimti His forgiveness. jo atleidimą. Because we have a doubt, Nes turime abejonę, it's still not enough. kad kraujo nepakanka. You know, there is a man, doctor, in this chapter also, 4th chapter, Paul mentions Luke. Doctor, also Luke. Paulius pamini Luką 4 skyriui, gydytoją. There is a 1858. 1858. 1858 metai There was a man was born, Howard A. Kelly. gimė žmogus, čia tikra istorija, jo vardas Howard Kelly, Very poor family. vargingai šeimoje, And no money to pay the school fees. neturėjo šeima pinigų sumokėti. So he would go house to house, Jis keliaudavo per namus. sell the things, and whatever the money comes in, he would go. Kažką užsidirbti, kažką parduoti. Ir Parents kažkokį could not help him. pinigėlį vaikas, tėvai jam padėti negalėjo. One day he knocked on the door, Kartais pasibeldė į so durų, hungry, labai alkanas į and vieną he duris. asked the lady comes out. He asked her. Ir moteriškė, kurie atidarė duris, jis jos He wanted to paklausė. ask for food actually, Jis norėjo paprašyti jos maisto. but felt so ashamed. Jam taip gėda pasidarė. He asked, "Can I have a glass of water?" Ir jis paprašė, ar galiu stiklinę vandens. That lady is born again, Christian lady. Moteris buvo krikščionė, She felt a Dievas. pity on him. Yeah. Little young boy. Jai taip pagailo to jaunuolio, jauno She vaiko. brought him a glass of milk. Jie atnešė stiklinę pieno. Oh, he was so hungry. Jis toks alkanas. He drank it so much. Išgėrė. He was so full and satisfied. Toks patenkintas ir pasitenkinęs. And he said, "How much I need to pay?" Sakė, kiek aš Oh, turėčiau no, she sumokėti. said, "No. Sakė, ne. I'm not even thinking about charging Sakė, anything to aš you." net tokios minties, neturiu tokių minčių, kad paprašyti iš She tavęs said, pinigų. "God bless you, son." Sakė, Dievas te laimina tave sūnau. And that really touched him. Tai jį labai palėtė. And a long story short, Sutrumpinantis. that really helped him to seek more towards God and godly ways. Jam tai padėjo ieškoti Dievo ir Dievo kelių. And he got born again. Jis atgimė. And he wanted to become a doctor. Jis norėjo patapti gydytoju. And he really has a mind for that. Ir tokį turėjo protą tam. Yeah. He became a doctor. Jis patapo Very daktaru. smart man. Protingas labai In žmogus. Pennsylvania, Pensilvanijos some valstijoje rich people turtingi žmonės wanted to build him a hospital. panoro pastatyti jam ligoninę. They built it. Pastatė. Yeah. They built together. When he was 31 years old, Kai jam buvo 31, 1889, 1889 metais, he will become a very Bible-believing doctor. jis buvo Bibliją tikintis gydytojas. And every month he would preach in his church. Ir They let him preach. jam buvo leista jo Very powerful message. bažnyčioj, kuris pamokslauti ir kiekvieną mėnesį jisai pasakydavo pamokslą ir jo pamokslai buvo labai stiprus. Doctor, at the same time, very strong believer. Labai stiprus tikintysis, tuo pačiu He wrote gydytojas. many articles. Parašė daugybę They straipsnių. are all over in the medical news journals and newspapers. Ir laikraščiuose, medicininiuose, tokiuose rankraščiuose ir žurnaluose buvo spausdinami jo straipsniai.
And after some time, Po kurio laiko, with the help of 2 more doctors, dar su 2 daktarų gydytojų pagalba, they built one hospital. jie pastatė vieną ligoninę. Now it's still world famous. Ta ligoninė ir dabar yra pasaulinė įžymybė. It's called John Hopkins Hospital. Jinai vadinasi World John famous. Hopkins ligoninė ir žinoma labai Very high pasaulyje. class research and everything. Ir ten vyksta labai aukšto lygio tyrimai. And he's one of them. Jis vienas iš tų žmonių. So, but he never gave up Jis niekad nepasidavė. the hunger for towards Tas- gospel. Alkis, kuris jame buvo, ir Evangelijos alkis. He would wear a metal label, like a metal piece. It's a question mark. Tokį turėjo Question mark. ženkliuką visą laiką įsisegęs, metalinį ženkliuką, ir tas ženkliukas buvo klausimas. Ta All the prasme, time. ženklas klausimo, reiškia klaustukas. And it, Ne klausimas, o klaustukas. it's very interesting for people. Ir žmonėms būdavo labai įdomu, nes jis būdavo Question mark sign, jis turėjo metal one. metalinį klaustuką visą laiką įsisegęs. Blue one. Blue color. Mėlynos spalvos. And they would ask him, Jie jo what is klausdavo, that? kas čia per He says, ženkliukas. I want to ask you the most important question. Ir tada jis sakydavo, aš noriu paklausti jūsų patį svarbiausią They klausimą. said, what is that? Kas They tai? said, what do you think about Jesus? Ką tu galvoji apie Jėzų? And then it opens up the Ir conversation. tada prasidėdavo pokalbis. Like this, he saved many people. Ir tokiu būdu buvo išgelbėta daugybė žmonių. A doctor coat Su daktaro With the- chalatu with a question mark. ir klaustuko And they don't go ženklu. together. Atrodo, kaip ir nesutampantis This dalykai. doctor has a question. Šis daktaras turi He klausimą. doesn't know something. Jis kažko nežino. So it's a very good way to open the conversation. Buvo puikus būdas užmegzti pokalbį. Always Visą laiką try to preach the gospel. stengiasi pamokslauti Evangeliją. One time the car stopped at the red light. Kartą mašina sustojo ties raudonų šviesoforų. And he's talking to the taxi driver. Jisai kalbasi su taksi vairuotoju. He said, when you enter gates of heaven, Kai įeisi pro dangaus vartus, will you have a green light or red light for you? kai tu sustosi ties dangaus vartais, tau raudona šviesa degs ar žalia? He thought about a few minutes and said, Jis I think a pagalvojo, green light. sako, manau, kad žalia. And then he said, pull over. Sakė, sustok šone. And then he started, tell me why. Pasakyk man, kodėl. Why you think you have a green light? Kodėl tu manai, kad tau degs Then you žalia explain the šviesa? gospel. Ir tada jisai pradeda liudyti Evangeliją. Meter is still running. O tuo metu pas taksytas He has to skaičiavimas pay. He would pay. sukasi ir jam reikės už tai sumokėti, bet jisai sumokės. So one day he was in his hospital. Vieną kartą jam bebūnant ligoninėje, Somebody said, kažkas pasakė, there is emergency case came ekstremali situacija, and surgery needed. reikia skubiai operuoti. And they said, this patient is from so and so village. Ir pasakė, kad pacientas yra iš va tokio kaimo. Man, I never heard this village a long time. That's his village. Tai jo kaimas. Ir jis negirdėjęs apie tą kaimą. And he remembered immediately Jis iš karto prisiminė. when how he used to, ask for food or, Kur jisai certain prašė, things. kur jisai prašydavo maisto žmonių. And he jis ten remembered bandė immediately kažką that padaryti. lady Ir jis iš karto prisiminė who tą gave him a moterį, milk. kuri davė stiklinę jam pieno. And he walked into the surgery room Jis įėjo į operacinę and the same lady ir ta pati moteris, laying down on the bed. kuri gulinti ant stalo. And he felt so gratitude, Jis tokį dėkingumą pajuto. not only helped me, but Ne tik boosted ir- my confidence towards Ne tik God. man padėjo, bet tą tokį pasitikėjimą He did išjudino manyje everything he Dievo could. atžvilgiu. Jis Did the surgery iš visų jėgų stengiasi, kad operacija būtų gera and successful, ir sėkminga. and the bill comes. Ir paskui sąskaita atėjo apsimokėti. In America, everything is Žinot, medical Amerikoje expenses are thousands. ligoninėse kainuoja viskas tūkstančius. Sometimes it would be $250,000. Ir gali būti ir 4 milijono kai kurios sąskaitos. And the bill came, and the doctor said, before you give the bill to her, let me see it. Ir gydytojas pasakė, prieš jai tą sąskaitą pateikiant, aš noriu ją pamatyti. And they gave him, Ir tą sąskaitą jam padavė. and he wrote on the bill, Ir jis užrašė, paid in full with a glass of milk. sumokėta iš anksto su stiklinė pieno. Paid in full. Pilnai apmokėta. She's worrying so much.
Nes ta moteris taip smarkiai how to pay the pergyveno, bill. kaip jinai apsimokės. It would be thousands of, hundreds of thousands. Šimtai, gali būti tūkstančiai ir šimtai tūkstančių. And she saw the bill, Ji pamatė tą sąskaitą, paid in full pilnai apmokėta, with the 1 glass of milk. su viena stiklinė pieno. She asked him, Tada jinai jo because she paklausė. saw him when he was a kid. Jinai matė jį, kai jis buvo vaikas. She could not recognize Bet him. ji jo negalėjo But he atpažinti. saw her. Bet jis ją pamatęs, exactly. jis žinojo, kas jie. And he said, Ir jis pasakė, you remember one time I came to your house. atsimeni, aš atėjau pas tavį į You namus gave me a milk. ir tu man davei stiklinę pieno. And this is equal to that. Čia dabar to lygu You tai. don't have to pay anything. Tau nieko nereikia sumokėti. Now this doctor says, Dabar šitas he daktaras paid sako, everything full. jis apmokėjo She pilnai. don't have to do anything. Jai nieko nereikėjo sumokėti. But Bet what if she's trying to give her $10? jeigu jinai būtų bandžius jam $10 duoti, How silly it looks like. That's stupid. kaip net kvailokai tai atrodytų. It's paid in full. Pilnai apmokėta. And then you're trying to give $5. Ir bando $5 And sumokėti. the same thing with the blood of Christ. Lygiai taip pat su Kristus. Paid in full. Apmokėta pilnai. You don't have to pay Sumokėta pilnai. anything. Tau nieko nereikia You mokėti. just have to receive it. Tau reikia tik priimti. Paid in full. Pilnai apmokėta. Every iniquity, every sin. Bet kokia Is nuodėmė, nedorybė sumokėta. We just have to receive the forgiveness. Mums tai reikia priimti atleidimą. But towards this debt that we owe, Bet link tos skolos, kur mes skolingi, we could never pay anything. mes niekad nebūtumėm galėję išsimokėti tos skolos. And then still we're trying to O do vis viena bandom padaryti our own thing savo kažkokį in paties order to dalykėlį receive the forgiveness. tam, kad priimti Fully. atleidimą pilnai. And then that's what when he said, Ir jisai va tada ir pasakė, if Jesus is not Lord over all, jei Jėzus nėra viešpats virš visko, he's not Lord at all. jis nėra viešpats visiškai. Let me repeat that again. Aš dar kartą pakartosiu. If Jesus Jei Jėzus is not Lord nėra, over all, nėra viešpats virš visko, means in every area of our life, reiškia kiekvienoje gyvenimo srityje, he's not Lord at all. jis nėra viešpats visai. So the blood of Jesus Kristaus kraujas covers every area. padengia kiekvieną sritį. Every area. Kiekvieną sritį. We only look at the spiritual side. Mes žiūrime tik į dvasinę pusę. Oh yeah, he forgave me, O jis I'm man going to atleido, heaven. aš keliauju į dangų, But it covers everything. bet tai padengia viską. He wants to be Lord over everything. Jis nori būti viešpats virš visko. And then, Ir tada oh boy, we have a success or a blessed life in every mes area. turime palaiminimą ir sėkmę kiekvienoje srityje. And with this I will close it. Ir baigsiu štai kuo. Whatever the area Kokioje srityje that he is not Lord, jis nėra viešpats, that's the area we have a hard time to receive forgiveness. toj srityje sunku priimti atleidimą. That's the area we have a hard time to believe God. Toj srityje sunku pasitikėti Dievu. That could be any area. Gali būti bet kas. Any area. Bet kas. What a powerful lessons that God is teaching us through Colossians. A Kokias small book. stiprias Dievas pamokas mus mokina per mažą You know, kolosiečiams laišką. 2000 years ago, Prieš 2000 metų these truths are appropriate for this congregation here. Very little congregation. mažytė bendruomenė ir tos tiesos jos buvo labai tinkamos jiems, aktualios. And then there are two more congregations Ir close by. šalia kolosiečių buvo dar dvi bendruomenės. Laodicea, Lodikėja Hierapolis. ir Hierapolis. These are triangle cities. Ir kaip trikampis tie miestai 10 išsidėję kilometers each. 10 km atstumu trikampis. All, and he said, after you reading this epistle in your church, Pasakė Paulius, perskaitė laišką savo bažnyčioje, let them bendruomenėje, read also. tegul ir anie paskaito. Oh boy, the lessons that are teaching is not Pamokos. limited only to Colossae, no Laodicea, no Hierapolis. Pamokos, kurios perteikiamos nesustoja ties Kolosais, Laodikėja ir Hierapoliu, They are still teaching us. tos pamokos tebemokina You know, mus. it's 100% appropriate for our lives now, 100% for our spiritual lives. tinkama mums, mūsų dvasiniam gyvenimui. We can use the same Mes thing, galim, same way they used it. lygiai taip pat kaip jie, mes irgi galim panaudoti lygiai taip pat.
He mentioned, several people by name in this chapter, Šiame in this skyriuje, book episode. šiame We laiške don't have to read jis 8 people, I pamini think, berods 8 žmonės Archippus, vardu. Epaphras, Onesimus, Onesimas, Epafras, and other people, 8 of them. We don't have to read it. Lukas ir Demas, Demas and Lucas, doctor. Yeah. Aristarchas, Barnabas, Morkus. Yes, Aristarchus. We also hear a lot in the book of Acts also. Apaštalų darbuose šitas Aristarchas brolis pasirodo. Tichikas. He's showing the love of God towards them also. Ir jis parodo jiems Dievo meilę. And how many minutes we have? Nėra. There, yeah, that's it. So I hope that not only you receive the lessons, but you apply in our Aš lives. viliuosi, kad ne tik pamokas priimat, bet ir taikom. Otherwise, Nes kitu atveju it's not going to do anything to us. nieko čia mums naudos. We have to apply Mes this. turim taikyti. Yeah. Let Christ be our head, Te Kristus būna your mūsų head, my galva, head. tavo, mano galva. And then let's believe that Jesus' sacrifice is enough. Ir tikėkim, kad Jėzaus aukos pakanka. You will never add to it. Nieko mes negalime pridėti prie jo Is aukos. that the legalism? Ar čia legalizmas? You will add your Ai, works. legalizmas turi pridėti dar savo darbus prie Let's go Kristaus ahead, aukos. please. Nuleisim galvas. Thank you, Lord. Ačiū Father, tau, we viešpatie. thank you for Tėve, your dėkojam tau word today, Lord. už We tavo thank you for your žodį, lessons, Lord. už tavo pamokas. Holy Spirit, we thank Ačiū you tau, šventoji dvasia, for teaching us. kad tu mus mokinė. Lord, not only hearers, Lord, but doers of the word. Ne tik klausytojai, bet ir žodžių vykdytojai. Thank you, Lord, for every precious brother and Ačiū sister. tau, viešpatie, už kiekvieną brangų brolį ir Bless their seserį. lives, Lord. Palaimink jų gyvenimus. Help us to put you as our Padėk head, Lord. mums Not only on Sunday, Lord, but savo galvą the rest of turėti. our lives, Lord. Ne tik sekmadieniais, You are bet our visą head. likusį gyvenimą. Tu viešpatie mūsų galva. And let us, you direct our Ir lives. tu, reiškia, You būk control. vedlys ir kontroliuok mūsų You guide. gyvenimus. Tu būk mūsų vedlys. In Ir Jesus' nurodyk name. kryptį mums Jėzaus vardu. Amen. Amen. So, we just only looking about, overview of Yes, the epistles, not detailed teaching into Neypatingai everything. detaliai From next peržvelgiam month, kitą February, mėnesį we're gonna study about Corinthians. korintiečiams. So read Vasaris. it, Pasiskaitykite. That's a bigger, First Corinthians and Second Čia Corinthians šiek together. tiek daugiau, nes ir pirmas, ir antras korintiečiams So abudu. it's together 30 chapters, I thought, 31 maybe. 30 arba 31 skyrius. So it takes longer. Colossians, to read 14 minutes, Jo, Kolosiečiams per 14 minučių galima perskaityti. 95 verses. 95 eilutės, šiaip But iš Corinthians is longer, but at least I would suggest read at least once a day. And, Kartą į dieną bent jau so paskaityti. from next month, 2nd of March is the first class. We're going to give the introduction. 2 vasario 2 dieną bus įžanga. Who wrote it, when he wrote it, why he has to write, Kodėl jis Everything Paulius we gonna turėjo look at. rašyti iš viso what's šios the laiškus? background to this episode, Iš kur čia, koks čia kilmė, and more importantly, why he had to write. kodėl jis turėjo rašyti svarbiau. So, thank you. And so, immediately we start the class. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We take the tables and then. That's a good one. Yeah, thank you, Lord. You almost got, you didn't lose anything.
we want to say